Sveikos mielosios, džiaugiuosi, jog prisijungėte prie pirmojo mano vaizdo įrašo naujame Saviugda moterims YouTube kanale. Tikiuosi, jog šis kanalas bus jums naudingas, suteiks patarimų, taip pat dalinsiuosi meditacijomis, kvėpavimo pratimais ir viskuo, kas padės jums augti ir tobulėti. Taigi, jeigu norite eiti asmeninio tobulėjimo kelionę su manimi, prenumeruokite šį kanalą. Šiandien pakalbėsime apie meditaciją. Manau, kad kiekviena esate girdėjusi apie meditacijos teikiamą naudą. Tai yra įrodyta moksliniais tyrimais. Nuo sveikatos privalumų iki atsipalaidavimo. Meditacija yra visada viena geriausių praktikų ir vienas iš geriausių būdų, kaip pagerinti savo vidinę ir išorinę būseną. Tačiau taip pat meditacija yra glaudžiai siejama su pokyčiais ir įpročiais. Tačiau apie tai nėra labai daug kalbama. Na ir šiandien tą progą pasidalinsiu su jumis faktais, kurie padės suprasti, jog norint išsiugdyti tam tikrą įprotį, yra labai protinga atlikti ryto ir vakaro minčių programavimo meditaciją. Šiomis meditacijomis aš būtinai pasidalinsiu šiame kanale, tačiau prieš tai norėčiau paaiškinti, kodėl tos meditacijos yra tokios svarbios. Todėl, kad žinios mums suteikia suvokimą, ką darome. Taigi, jeigu mes suprantame, kodėl tai yra naudinga, vėliau atlikti praktiką yra labai lengva. Daugelis žmonių medituodami nesupranta meditacijos naudos. Ir tuomet atsisėda į meditaciją ir prasideda man neišeina, man nesigaus, velniukas yra ant peties ir kalba visokiausius dalykus, bando įkalbinėti, kad tik tai žmogus pakiltų ir toliau gyventų pagal savo programą. Tačiau kai mes realiai suprantame, kodėl meditacija yra naudinga, tuomet mes sėdime tyloje, būname šioje akimirkoje ir kitaip tariant, treniruojame savo kūną, tarsi laukinį žvėrį. Pradėkime nuo to, jog mintys lemia mūsų realybę. Apie tai yra kalbama jau nuo senų senovės. Dvasiniai mokytojai, tokie kaip Buda, sakė, jog žmogaus gyvenimą lemia jo mintys, lygiai taip pat ir didieji valdovai, tokie kaip garsus Romos imperatorius Markas Aurelijus arba politinės figūros Mahatma Gandhi. Vienu žodžiu, per istoriją yra daugybė išmintingų ir dvasingų žmonių, kurie kalbėjo, jog mūsų gyvenimą lemia mūsų mintys. Na, o šiais laikais apie minčių galią kalba daugybė mokslininkų, tokių kaip Joe Dispenza arba bioenergetikai, Sue Morter ir daugybė kitų, kas pilnai įrodo, jog mūsų gyvenimą lemia mūsų mintys. Taigi norėčiau trumpai vaizdiškai paaiškinti jums, kad ir jūs tai suprastumėte. Kiekvieną kartą, kai jūs galvojate tam tikrą mintį, jūsų organizme vyksta cheminės reakcijos, išsiskiria hormonai, kurie verčia jausti atitinkamus jausmus. Jeigu manimi netikite, tuomet galite pabandyti. Pagalvokite apie kažką, kas labai jūs liūdina. Skirsiu akimirką. Kažkokį nelaimingą galbūt įvykį arba skriaudą, kurią jums padarė kažkoks tai žmogus. Ką jaučiate? Aš garantuoju, kad jaučiate negatyvius jausmus. Taigi tie negatyvūs jausmai skatina vėl galvoti tas pačias mintis, todėl kad organizmo reakcijos ir hormonų atitinkamas išsiskyrimas bando patvirtinti tai, kaip jis jaučiasi. Taigi tai yra tarsi užburtas ratas. Na, o dabar pabandykite pagalvoti kažkokią tai gerą mintį, gerą dalyką, kas jums malonaus nutiko. Turbūt pasijausite labai maloniai. Taigi, būtent tai ir įrodo jūsų minčių ir jausmų ratą. Kitas puikus pavyzdys yra du žmonės, kurie yra sulyginami toje pačioje situacijoje. Taigi, įsivaizduokite du žmonės, kurie atsikėlė labai lietingą
dieną, taip? Ir vienas žmogus atsikėlė ir jisai pradėjo galvoti, va, koks blogas oras už lango, kaip aš dabar važiuosiu į darbą, kaip viskas negerai. O kitas žmogus atsikėlė ir jis pažiūri už lango ir pradeda galvoti, kokia nuostabi diena, nesvarbu, kad lyja, aš myliu lietų, kiekviena diena yra dovana ir aš džiaugiuosi, kad gyvenu. Taigi, pirmas žmogus atsikėlė, jis pradėjo galvoti negatyvias mintis ir iš karto jausti atitinkamus jausmus. Ir vėl mintis, ir vėl jausmus. Šis ratas, kurį mes kartojame, veda prie tų pačių pasirinkimų. Taigi žmogus, kuris yra negatyvioje vidinėje būsenoje, galvoja negatyvias mintis ir jaučia negatyvius jausmus, jo ir pasirinkimai bus kokie? Negatyvūs. Todėl, kad tai yra jo vidinė būsena, jis iš vidaus projektuoja atitinkamą energiją. Jo ir pasirinkimai bus negatyvūs. Taigi, būtent tas žmogus, kuris atsikėlė lietingą dieną, kuriam viskas yra labai blogai, jisai važiuos į darbą, nepatenkintas, burbuliuos savo po nosim, atvažiuos į darbą, pradės skleisti savo negatyvų dažnį kitiems žmonėms ir daleiskim, pas jį ateis bendradarbis ir pasiūlys jam, gal nori apsiimti tam tikrą projektą, todėl, kad yra tokia galimybė ir galbūt gausi paaukštinimą. Jis visada atsisakys, todėl, kad jis yra negatyvioje būsenoje ir jis yra taip susijaudinęs ir susirūpinęs savo negatyvumu, kad jisai niekada neižvelgs galimybių ir niekada jų nepriims. Taigi jis atsisakys. Rezultatai, jis patvirtina savo tapatybę, savo ratą niekada nesibaigianti ir tuomet atsibunda kitą dieną ir vėl lygiai tas pats. Tačiau įsivaizduokite, kad būtent tas žmogus nusprendžia, kad galbūt aš noriu būti toks kaip antras žmogus, pozityvus ir pradeda realiai keisti save, pradeda dirbti su savimi. Tuomet jis keičia savo būseną į pozityvę ir pradeda galvoti kaip antrame pavyzdyje. Tai yra nuostabi diena, aš esu laimingas už savo gyvybę, aš laimingas, kad gyvenu. Ir kiekviena diena yra dovana, jis automatiškai ir jaučiasi geriau. Jo ir pasirinkimai yra kitokie. Tas pats žmogus važiuoja į darbą ir nors ir yra trafikas, nors ir yra kažkokie tai keblumai, jisai nesinervuoja, jisai nekuria dramų galvoje, todėl, kad jo viduje yra ramybė, jo vidinė būsena yra kitokia. Jis atvažiuoja į darbą ir tuomet tas pats kolega pasiūlo jam projektą, kuris galbūt suteiktų paaukštinimą. Jis sutinka, todėl, kad jo būsena yra kita. Jis džiaugiasi kiekvieną dieną ir jis sutinka su naujų pasiūlymu. Jisai vykdo projektą, jo rezultatai patvirtina jo tapatybę. Tai yra tai, jog jis yra žmogus, kuris priima galimybės, kuris džiaugiasi gyvenimu. Taigi viskas prasideda nuo mūsų minčių. Taigi iš kur kyla mintis? Kodėl vieni žmonės pasitiki savimi, o kiti ne? Kodėl vieni yra laimingi ir spinduliuoja ramybę, o kiti kelia vidines audras ir nuodija visą pasaulį aplink save? Dėl atminties, dėl įsisavintų faktų ir dėl pasąmonės kodo. Matote, žmogus yra truputėlį kaip kompiuteris. Tai yra, jisai gyvena pagal savo programą. Ir kaip jis susikuria tą programą? Iš įsisavintų faktų ir nutikusių įvykių. Kai žmogus gimsta, jis yra tarsi švarus popieriaus lapas. Įsivaizduokite, yra kūdikėlis, jis nežino, kas yra blogai, kas yra gerai, koks yra jo vardas, kur yra jo gimtoji šalis, jis nieko apie save nežino. Taigi vaikas augdamas, jis mokosi apie pasaulį, jis priima tam tikrus dalykus per savo atmintį. Tai yra per nutikusius įvykius, kurie jam nutinka kiekvieną dieną, per bendravimą ir per įsisavintus faktus. Ir kuriasi savo asmenybę. Net iki 12 metų vaiko smegenų bangos yra lėtos. Taigi jo programavimas yra labai efektyvus. Tai yra jis tarsi kempinė, viską sugeria į save. Būtent ir tai yra vaikystės traumos. Jeigu žmogus
patiria traumas vaikystėje, tai atsiliepia ir jo asmenybėje. Kodėl? Todėl, kad nutikęs įvykis, daleiskim, mano mama pasakė man, nenorėdama to, kad aš dainuoju negražiai. O aš labai mėgau maža dainuoti, tačiau kai buvau 6 metų, mama grįžo iš darbo ir pasakė, užsičiaupk, tu dainuoji negražiai. Tai įsisavinau savo mintyse. Ir tuomet aš pasijaučiau blogai, tai atspindėjo mano mintys, tuomet vėl galvojau, jaučiau. Ir aš įsitvirtinau kompleksą, kad mano balsas nėra gražus. Mama nenorėjo padaryti man nieko blogo, tačiau aš priėmiau šį faktą kaip gryną pinigą ir įsitvirtinau tai savo mintyse. Lygiai taip pat yra ir su bet kuo, todėl mes dažnai kalbame apie vaikystės traumas psichologijoje, kas einate pas psichologus, puikiai žinote, kaip yra analizuojami tie vidiniai konfliktai. Taigi viskas yra labai paprasta ir visada galite atrasti savo negatyvų programavimą. Na ir kai žmogus nuolat jaučia ir galvoja apie tą patį, pagal mūsų ratuką, kurį jums ką tik paaiškinau, jeigu dar nesupratote, galite atsisukti ir pasižiūrėti vėl. Taigi žmogus atitinkamai elgiasi ir sulaukia rezultatų. Taigi organizmas yra toksai, kad jisai prisitaiko prie dalyko, kuris jam nutinka nuolat. Taigi mes nuolat negalvojame, kaip valgyti, arba įsivaizduokite, vedate į savo telefoną PIN kodą. Jūs visada negalvojate, koks tas PIN kodas, todėl kad tai yra programa. Lygiai taip pat yra ir su mintimis ir jausmais. Kai organizmas prisitaiko prie atitinkamų hormonų ir atitinkamų minčių, tai yra mūsų asmenybė. Mes tikime tuo, ką susikuriam savo galvoje. Jeigu aš tikiu, kad aš esu piktas žmogus, dėl savo mamos, tėčio ar bet ko sugalvoju kažkokį tai pasiteisinimą, nors realiai atsakingas esu už tai aš. Tai yra mano pasąmonės kodas, kurį aš galiu keisti. Tačiau aš įsitikinęs esu, kad tai yra nepakeičiama. Aš tuomet ir esu tas žmogus, todėl kad aš visada patvirtinu savo tapatybę. Dabar įsivaizduokite, kad tai esate jūs. Tai yra jūsų praeitis, tai yra jūsų ateitis. Taigi jūs gimėte ir pradėjote įsisavinti tam tikrus faktus ir pagal juos galvoti, jaustis ir elgtis. Taigi kiekvieną dieną, kai atsikeliate iš ryto, jūs pradedate nuo savo programos, kuri tarp kita ko sudaro 95% jūsų būties. Taip, kaip mes elgiamės ir ką galvojame, yra 95%. Mes galvojame apie 60 000 minčių per dieną. Ir daugelis iš tų minčių yra tokios, kokios buvo vakar. Mes priimame apie 30 000 sprendimų. Ir taip pat jie yra tokie patys, kokie buvo vakar. Dėl mūsų pasąmonės kodo. Taip, yra tie 5% sąmoningo mąstymo, apie kuriuos tojaus pakalbėsime ir paaiškinsiu, kaip tai aktyvuoti ir kaip pradėti keisti savo kodą. Taigi grįžkime prie mūsų dienos. Mes atsikeliame ryte ir einame į dušą, maudomės, darydami lygiai tos pačius judesius rankų su kempine arba be kempinės, nežinau kaip jūs maudotės. Tuomet plauname savo veidą, valomės dantis, toje pačioje rankoje šepetukas, einame pavalgyti ir valgome pusryčius iš savo mėgstamiausio bliudelio, tuos pačius dalykus, važiuojame į darbą, nervuojamės dėl trafiko, atvažiuojame į darbą, tie patys žmonės, kurie spaudo tuos pačius emocinius mygtukus, nekantraujam grįžti namo, kad galėtumėm pasėdėti Instagram ir pažiūrėti mėgstamiausią laidą. Grįžtam namo, pasižiūrime tą laidą, pasėdim Instagram'e, skubam greičiau į lovą, kad galėtumėm paskaityti knygą, vieną paragrafą ir jaustis gerai apie save. Tuomet skubame miegoti tam, kad atsikeltumėm ryte, prisimintumėm, kas esame, ką jaučiame ir pradėtumėm galvoti tas pačias mintis,
kad vėl daryti tuos pačius dalykus ir vėl pragyventi tokią pačią dieną. Taigi galima teigti, kad mes galime paimti savo praeitį ir uždėti ant ateities. Ir tai bus tas pats. Žmogus yra tarsi programa. Ir dėl to mano klausimas čia būtų, ar jūs matote čia pokyčius? Esu tikra, kad atsakysite ne. Čia nėra pokyčių, todėl kad viskas yra nuspėjama. Žmogaus gyvenimas yra nuspėjamas. Dabar prieikime prie meditacijos. Žmogaus protas nuolat klaidžioja praeityje arba ateityje. Jis visada galvoja, jis visada bando sulyginti savo mintis su jausmais ir jausmais su mintimis, vadovautis savo pasąmonės kodu tam, kad sukurtų realybę, kuri yra pažįstama. Tai yra mūsų ego. Tačiau meditacijoje mes esame šioje akimirkoje, kai mes užmerkiame akis ir nebesiejame savęs su savo praeitimi, nebesiejame savęs su savo ateitimi. Mes esame tyra sąmonė, o tai yra 5 procentai mūsų sąmoningo mąstymo. Ir tuomet, kai mes esame 5 procentai savo sąmoningo mąstymo, mes neturime sąsajų su praeitimi arba ateitimi, mes galime pradėti toje būsenoje kurti naują realybę. Todėl yra daugybė skirtingų meditacijos metodų, tačiau pokyčiams aš labai rekomenduoju nuraminti savo protą, tapti tyra sąmonė ir tuomet mintyse pradėti kurti paveikslus, kurie padės keisti pasąmonės kodą, atpažinti tai, kaip aš elgiuosi, atpažinti tai, ką aš galvoju ir savo mintyse ir vaizduotėje kurti naują realybę, ne tą, kuri vadovaujasi 95 procentais, o naują, visiškai naują, tapti kitų žmogumi. Tai reiškia savo mintyse pradėti ugdyti naują įprotį. Kaip tai, Gabrielė, mintyse išgyventi savo geriausią versiją? Būtent taip. Pirma, atpažinti pasąmonės kodą, nužeminus savo smegenų bangas ir tuomet jį keisti mintyse ir nuolat tai išgyventi, susiejant su jausmais ir pamatysite, kaip po truputėlį keisis jūsų elgesys. Nepamirškite, kad vaizduotėje jūs galvosite, jausite. Ką tai reiškia pagal mūsų paveiksliukus? Tai reiškia, kad aš pradėsiu elgtis kitaip, priimti kitokius pasirinkimus ir sprendimus, o tai atneš kitokius rezultatus. Bravo, štai jums ir pokyčiai. Žinokite tokį dalyką, kad mūsų mintys ir mūsų jausmai gali sukurti lygiai tuos pačius cheminius procesus, kaip ir realūs įvykiai. Tai daleiskim. Streso būsena. Jūs vejasi vilkas. Taip, jūs išskiriat adrenaliną, kortizolį. Organizmas pereina į fight or flight būseną, bėgti, slėptis arba kovoti. Tačiau jūsų išgalvotos baimės ir tai, ką jūs kuriat savo galvoje, įsivaizduojami scenarijai, kokie visi blogi, gali sukelti lygiai tas pačias reakcijas. Tai yra, mes galime pastoviai gyventi išgyvenimo būsenoje vien dėl savo minčių ir žinoma pagal tai elgtis. Tai ką tai reiškia? Kad norint pakeisti savo gyvenimą, mes turime pakeisti savo mintis. Taigi tiek šiandien, tikiuosi, kad supratote truputėlį, ką turėjau omenyje. Jeigu ne, tuomet atsisukite kelis kartus šį įrašą ir pabandykite į jį įsigilinti. Taip pat atlikite mažus pratimėlius, apgalvokite, ką jūs darote, kas yra kenksminga jums. Kokios emocijos jūs valdo, kokios mintys, stebėkite save, iš stebėtojo būsenos, neteiskite, tam, kad atpažintumėte savo kodą. Na, o kaip dėl meditacijos, tai šiame kanale dalinuosi ryto meditaciją,
kurią rekomenduoju atlikti kiekvieną rytą. Pasibandykite bent 2 savaitės ir pamatysite, kaip jūsų elgesys, jūsų jausmai ir jūsų rezultatai pradės keistis. Tikiuosi, kad jums patiks ir būtinai pakomentuokite po šiuo įrašu, kaip jums sekėsi. Taip pat, jeigu jums patiko šis įrašas, prenumeruokite mano kanalą ir susitiksime labai greitai. Iki.